nagrinėjom tokį modelį. Aha. Nagrinėjom tokį modelį, kai yra šalis, joje veikia tik tai 2 kažkokios pramonės šakos, nu arba gamina tik tai 2 kažkokius produktus, bet mes sakėm, kad tai yra šalies gamybos potencialas, ta gamybos galimybių kreivė. Tai dabar biški grįžtam į makroekonomiką, tai monetaristai laiko, kad ekonomika pati ten susireguliuoja labai fainai ir gamina bet kuriuo atveju negalima taip sakyti, ne? Bet, jinai yra pasiekusi gamybos potencialą. Dabar kodėl taip yra? Todėl, kad ekonomistai mano arba laiko, kad ilguoju laikotarpiu visuminė ta pasiūla nepriklauso nuo kainų lygio, jinai yra absoliučiai neelastinga ir yra visiškas užimtumas ekonomikoje. Bet čia, aš pati kaip ekonomistė, čia jau mano požiūris nesutampa su monetaristais arba neoklasikais ir aš čia netikiu šitoj vietoj, bet žinot, daug ko gali netikėti, nes, pavyzdžiui, čia kaip laisva rinka, ne? Austrų mokykla, ten kokia nors laisvos rinkos institutas, kurie ten sako, kad ekonomika geriausiai susireguliuoja pati, jokia ten valstybė neturi niekur kištis ir viskas čia savaime sueina į vietas. Tai jeigu šitas požiūris yra priimtinas, tai galima tada sakyti, kad jo, yra šalyje visiškas užimtumas, visada ilgo laikotarpio visuminės pasiūlos kreivė juda į tą poziciją ir veikia, tiesiog pasiekus yra gamybos potencialą. Tai aš taip nemanau, manau, kad niekada taip nėra. Ir visiško užimtumo labai yra reti momentai ekonomikoje, turbūt visiškas užimtumas prisimenama, ne, kad tai nereiškia, kad nėra nedarbo, bet tai reiškia, kad egzistuoja tik tai, kad nėra ciklinio nedarbo, yra struktūrinis, yra ten tas laikinasis nedarbas, bet nėra, žodžiu, kaip čia nėra nenuosmukis ekonomikos, labai paprastai sakant. Tai žodžiu, tai tada yra visiškas užimtumas. Dar paprastesnė žmonių kalba sakant, visi, kurie nori dirbti, nori ir gali, ne, tą darbą gali susirasti ir gali būti užimti. Tai niekada nebus, aš neįsivaizduoju ekonomikos, kur gali būti 0%, ne, dėl to aš jums esu sakius, kalbėjom apie nedarbą, kad nei vienas ekonomistas nedrįsta pasakyti jokio skaičiaus, todėl, kad ten kokiu nors, nežinau, išsivysčiusioje ekonomikoje ten gal 3% bus visiškas užimtumas, o ten kokiu nors, nežinau, besivystančioje ten ir 20% bus labai gerai ir bus visiškas užimtumas. Tai šitoj vietoj nespekuliuosiu, čia nesakysiu jokių skaičių nieko, bet tai yra tos mokyklos požiūris. Ir bandau čia eiti toliau. Ir keinsistai visgi nemano, kad ekonomika visada veikia pasiekusi visišką užimtumo lygį ir aš jau apie tai kalbėjau, tai dėl to jie mato 3 skirtingas kreivės dalis ir mano, kad ekonomika gali būti patirti nuosmukį, gali būti, kad ekonomika kyla ir gali būti, kad ekonomika yra pasiekusi tą visiško užimtumo arba tą visiškai tokį infliacinį tarpsnį. Dabar jeigu kaip čia auga visuminė pasiūla, tai sakykime, šiuo atveju dešiniai pusėje, jeigu mes turime monetaristų arba neoklasikų kreivę, tai tada, jeigu visuminė paklausa nesikeičia, o visuminė pasiūla didėja, tai yra geras dalykas, nes mažėja bendras kainų lygis ir auga realusis BVP. Tuo tarpu, jeigu kalbam apie Keynes'o kreivę, tai čia labai priklauso nuo to, kurioje vietoje yra visuminės paklausos kreivė. Tai gali būti, kad kaip šiuo atveju, niekas čia nepasikeičia, nei kainų lygis nepasikeičia, nei realusis BVP. Bet jeigu, pavyzdžiui, būtų visuminės paklausos kreivė trupučiuką toliau, tai galėtų irgi būti ta pati situacija, kad bendras kainų lygis mažėja, o realusis BVP didėja. Tai ir dar, kai ekonomistai sutarė dar dėl tokio vieno dalyko, kad ilgų laikotarpių visuminė pasiūla didėja. Šiaip apskritai, dar mes kalbėsim apie ekonomikos ciklus, man atrodo, tai ekonomika ilgų laikotarpių auga. Nesvarbu, kad jinai patiria pakilimus ir nuosmukius, bet, šiaip iš esmės ekonomika auga. Ir ekonomistai sutarė, kad visuminė pasiūla, ilgų laikotarpių jinai vis tiek juda į dešinę.
Ir tai yra dėl kelių priežasčių. Ir čia vėl, kad ne, čia, nu kaip jums pasakyti, niekada čia beveik nieko ekonomikai mokytis nereikia. Jeigu, pavyzdžiui, supranti pagrindus ir atsimeni gamybos galimybių kreivę, tai labai tada lengva nieko per naują nesimokyti ir pakartoti, dėl ko išauga visuminė pasiūla. O tai, nes, žiūrėkit, abiem atvejais iš esmės auga potencialas gamybos, ne? Ar Keynesą mes čia paimsim, ar neoklasikus, nėra skirtumo, vis tiek auga gamybos potencialas. Tai jeigu aš nieko nemoku, bet atsimenu gamybos galimybių kreivę ir žinau, kad tai irgi yra apie gamybos potencialą, tai aš puikiai atsimenu, kad gamybos galimybių kreivė, ne, juda į išorę tada, kada yra gamybos veiksnių kiekių ir kokybės pasikeitimas, tai yra daugiau gamybos veiksnių arba geresnė jų kokybė, tada, kada atsiranda technologiniai pokyčiai gamybos galimybių kreivė išorę, arba gamybos potencialas, arba ilgo laikotarpio visuminės pasiūlos kreivės lenkas į dešinę, efektyvumo pokyčiai ir instituciniai gali būti tam tikri veiksniai, kur jau savaime tenai kažką daro valstybė, kad paskatintų ekonomiką. Ten vėlgi gali būti subsidijuojama, gali būti mokesčiai verslui mažinami, dar kažkokie tenai dalykai. Tai va šitie visi veiksniai, jie labai gražiai gali pastumti tą visuminės pasiūlos kreivę į dešinę. Dabar nežinau, ar čia mums verta daryti užduotį, bet galim. Įvardykite 3 priežastis, ne, dėl kurių galėtų sumažėti trumpo laikotarpio visuminė pasiūla. Nu, labai greit. Galiu pasufleruoti. Dėl ko galėtų sumažėti trumpo laikotarpio visuminė pasiūla. Pabrango žaliavos. Padidėjo akcizai. Padidėjo akcizai. Dar. Palūkanos pasikeitė. Prašau, kas pasikeitė? Palūkanos padidėjo. Jo, viskas. Tai žodžiu, čia tie trumpo laikotarpio, ne, pokyčiai. Super, viskas čia aišku. Dabar, kuo skiriasi monetaristų ilgo laikotarpio kreivė ir Keynes'o kreivė visuminės pasiūlos, tai mes išsiaiškinom, ne, iš esmės požiūrio klausimas. Labai trumpai tai monetaristai laiko, ne, kad ekonomika veikia visiško užimtumo sąlygomis. Keynes'as taip nemanė ir aš galvoju, kad labai buvo teisus tas vyras, nes jeigu atsisuksim į, pavyzdžiui, kokį nors paskutinę ten finansų krizę, ne, 2009 metų, tai puikiai atsimenat, kad šalys, ką darė, jos aktyviai, pakankamai aktyviai, čia gražiai pasakyti, kišosi nėra gražus toks žodis, reguliavo, bandė paskatinti ekonomiką įvairiausiais būdais, įliedamos į ekonomiką pinigų, jeigu jų turėjo, ten darė ir monetarinės politikos, ir fiskalinės politikos priemonės, žodžiu, darė, ką galėjo. Aš nežinau pavyzdžių, jeigu žinot, pasidalinkit, šalių, kurios tiesiog sėdėjo ir laukė geresnių laikų, nes ekonomika, pati susireguliuoja. Tai aš tokių pavyzdžių nežinau. Aš tokių pavyzdžių nežinau, tai aišku, galima laukti tokių laikų, aišku, kažkas išliks kažkas, bet čia toks man labiau panašu į natūralią atranką, kada paleidi ir tada kas jau stipresnis, tas išgyveno. Tai va čia esminis yra skirtumas. Ir kas yra, šito gal net nereikia potencialaus augimo, aš išimsiu iš to užduotį. Ir einam prie bendrosios pusiausvyros, laiko nebedaug, bet ir dalykų nebedaug liko. Tai jeigu mes kalbam apie trumpojo laikotarpio pusiausvyrą, tai vėl viskas labai paprasta. Ten, kur susikerta visuminė paklausa su trumpojo laikotarpio visuminė pasiūla, ten ir turime mes trumpojo laikotarpio pusiausvyrą. Tai turime pusiausvyros kainų lygį ir turime pusiausvyros kažkokį produktą. Galim padaryti, o gal pasibaigim teoriją ir padarysim tada dar vieną užduotį, gerai? Ir dabar makroekonominė pusiausvyra, kada mes turime neoklasikinį modelį ir Keynes'o modelį. Tai neoklasikinėme modelyje štai atrodo taip pusiausvyra ir jeigu judės visuminė paklausa, tai iš esmės bendras kainų lygis tik tai augs, o tai reiškia šalyje augs infliacija, bet kadangi ekonomika veikia visiško užimtumo sąlygomis, tai bendrasis vidaus produktas nebepadidės, nes ekonomika yra
nemoku aš lietuviškai pasakyti, bet ant potencialo, jinai gamina tiek, kiek potencialiai gali, ne? Tai dėl to realusis BVP nesikeičia, keičiasi tik tai, auga tik tai kainos ekonomikoje, kai didėja visuminė paklausa. Tai va, tai čia nieko labai ypatingo, dar reikėtų 2 dalykus pasakyti, gali būti toksai recesinis tarpsnis ir infliacinis tarpsnis. Tai gali būti, kad jeigu, pavyzdžiui, su trumpu laikotarpiu, sumažėja visuminė paklausa, tai ekonomika gamina truputėlį mažiau, negu potencialiai gali. Ir tai reiškia, kad tokiu momentu, ne visiškai panaudojami gamybiniai pajėgumai, tada egzistuoja nedarbas ir ekonomikos nuosmukis. Tai arba recesinis, arba defliacinis tarpsnis yra vadinama. Daugiau lietuviškai randu, kad recesiniu tarpsniu vadina. Gali būti infliacinis tarpsnis, kada trumpu laikotarpiu padidėja visuminė paklausa ir ekonomika tarsi gamina daugiau negu yra gamybos potencialas. Tai čia vadinama infliaciniu tarpsniu. Dabar Keinso modelį trupučiuką viskas kaip ir aiškiau, nes kada mes turime tuos 3 tokius variantus, kada gali visuminė paklausa didėti, kada mes esam tame nuosmukio laikotarpyje, kada ekonomikos pakilimo, ar kada tame tokiame jau visiškai infliacinėme tarpsnyje. Tai gali būti tas recesinis tarpsnis, kada, aš galiu į bet kurį brėžinį grįžti, tai arba va čia va, iki potencialo, tai yra defliacinis arba recesinis tarpsnis, arba infliacinis tarpsnis, kada ekonomika vėlgi visuminiai paklausai augant, čia bus tas pats kaip pas monetaristus arba neoklasikus, auga tik tai bendras kainų lygis, bet pagaminti ekonomika negali. Logiška, nes jeigu yra visiškas užimtumas, visi, kurie nori ir gali dirbti, jie turi darbą, aišku, ten gali, jeigu jau su nedarbu dabar siejama, tai tada reikia perpirkti darbuotojus, bet tai yra labai brangu, tu gali iš įmonės kitos nusipirkti, grubiai čia sakau, nusipirkti, perpirkti arba pervilioti už brangiai darbuotoją, bet iš esmės darbo jėgos daugiau nėra, suprantat, kad potencialo mes nebepadidinam, mes su tais pačiais darbuotojais, su tais pačiais kapitalo ištekliais, gaminam, tai koks skirtumas ar vienoje ar kitoje įmonėje, bet iš esmės mes pagaminam tą patį, tik tai bendras kainų lygis kyla, tai tik tai infliacija sukelinėja. Ir dabar jeigu mes palyginsim trumpai neoklasikinį ir Keinso modelį, tai iš esmės abu tarpsniai, defliacinis ir infliacinis, tuose modeliuose yra nepageidaujami dalykai ir galima tuos abudu tarpsnius koreguoti atitinkamai ten fiskalinę ir monetarinę politiką taikant, tai mes irgi, man atrodo, šitas temas dar turėsim, kas prisimenat fiskalinę monetarinę gerai, kas neprisimena, tai labai trumpai. Tai yra skatinamoji fiskalinė politika, tai reiškia, gali vyriausybė didinti išlaidas arba mažinti mokesčius ir tada didės visuminės išlaidos ir gamyba ir pasistums visuminė paklausa į dešinę pusę ir panaikinsime tą defliacinį tarpsnį. Arba galime monetarinės politikos priemonės taikyti, tai centrinis bankas ten pavyzdžiui mažins palūkanų, čia didinant palūkanų normą, tai didinant, pinigų pasiūlą, mažėja realioji palūkanų norma, didės investicijos ir visuminė paklausa ir jinai tada slinksis į dešinę. Tai arba pinigų kiekį, arba palūkanų normą jinai gali mažinti ir tokiu atveju irgi visuminė paklausa didės ir tas defliacinis tarpsnis išsikoreguoja. Tai va. Ir jeigu mes kalbėsim apie neoklasikus, tai kadangi ta kreivė yra vertikali, tai tie infliaciniai ir defliaciniai tarpsniai yra trumpalaikiai ir ilgų laikotarpių iš esmės neišlieka ir išnyksta ir tada vėl ekonomika pasiekia tą visiško užimtumo pusiausvyrą. Tai čia pakankamai jau toliau sudėtingi dalykai, aš manau, kad čia gal nėra ko ginti, nesu aš tikrai, kiek tai mūsų programoje ten giliai reikia, greičiausiai gal taip toli ir nebereikia eiti, suprasti, kas defliacinis, kas infliacinis tarpsnis jo, bet ten turbūt visų korekcijų, man atrodo, jau nebebūtina daryti. Va, ir ką aš čia norėjau irgi įdėjau vieną tokį paveiksliuką, tokiam bendram supratimui, kad dar kartą, kur esminis skirtumas neoklasikų ir keinsistų, tai žiūrėkit, paėmę tą patį kainų lygį, mes turime, kad neoklasikų požiūrių ekonomika veikia visi, tie
kaip čia, pasiekusi visišką užimtumą, tuo tarpu pagal Keinso požiūrį dažniausiai taip nėra. Nu, normaliais laikotarpiais visgi mes mažiau turime ekonomikoje, kaip čia pasakyti, jeigu taip galima drąsiai sakyti, tai mažiau turime krizių ir kažkokių nuosmukių ir ten ir visiško to pakilimo negu normalaus ekonomikos augimo arba truputėlį ekonomikos lėtėjimo. Tai dažniausiai ekonomika tikrai neveikia visiško užimtumo lygyje pagal Keinsą. O jūs jau pasirinkite modelį, kuris jums yra fainas, kuris jums labiau patinka ir kur jums sako širdis, kad yra tiesa. Aš manau, kad tiesa labiau dešiniai, bet iš tikrųjų čia vaikam nereikėtų neatsakyti, nes tiesos šiaip tai čia nėra. Čia yra tiesiog du požiūriai, dvi mokyklos, kurie turi savo, kaip sakant, privalumų, turi savo trūkumų. Tai va. Ir va dar ką labai svarbu turbūt užfiksuoti, tai kad monetaristai arba neoklasikai, jie laiko, kad ekonomika pati susireguliuoja ir automatiškai tie infliaciniai, defliaciniai tarpsniai pasinaikina. O Keinso modelis sako, kad kai atsiranda defliacinis atotrūkis, tai pusiausvyrą ten gali įstrigti tikrai neribotam laikui. Aš tikrai manau, kad čia šitas man požiūris patinka, nes kada mes tikrai dar kartą galim turėti pavyzdį labai gerą, 2007, 2008, 2009 ar kuriais ten nori metais vadinkim pasaulinę finansų krizę, pažiūrėkit, kiek, tarkim, Europoje, pasiimkim tą patį Lietuvos pavyzdį, kiek laiko buvo taikoma ta lengvinanti monetarinė politika, kiek laiko buvo mažinamos palūkanų normos ir visgi nesistūmė ekonomikai į priekį, nebuvo tiesiog savaime, buvo daug daroma dalykų. Ir iš fiskalinės politikos pusės, ir iš monetarinės politikos pusės, tai Keinsas mano, kad tokiais laikotarpiais valstybė arba vyriausybė, čia vėlgi pavadinimo klausimas, turi aktyviai veikti, jinai turi stengtis pabūstinti, paskatinti ekonomiką, o ne palikti tiesiog saveigai. Tai va. Tai čia maždaug tokie pagrindiniai dalykai. Čia aš jau šitą dalyką jau pasakiau, kad monetaristai mano, kad valstybė neturėtų kištis, o tarpu Keinsas mano, kad valstybė turėtų kištis į ekonomiką ir reguliuoti konkrečiom priemonėm, kurios padėtų jai išeiti iš to defliacinio tarpsnio. Tai va, ir čia su ciklais susiję, aš apie tai irgi kalbėjau, ir visuminės paklausos pokyčiai yra susiję su ciklais. Mes prie ciklų galėsim dar grįžti ir čia dėl to aš nenoriu labai ilgam sustoti. Tai mes, žinot, ką dar padarykim, dar, aš manau, spėsim 10 gražių minučių, mes dar spėsim išspręsti uždavinį arba dar jūs spėsit užduoti man klausimų, jeigu tokių yra. Tai va, tai čia yra tokia lentelė. Čia radau aš tokį vieną uždavinį, bet sakau, tų uždavinių tokių su skaičiais, kur ten apskaičiuokit, padarykit, tai jų nelabai yra ir mažai tikėtina, kad kažkur ten jums labai pasipainios. Tai čia yra pateikta informacija yra kainų indeksas, vartojimas, investicijos, valstybės išlaidos, eksportas, importas, tai kaip supranta, čia yra visi visuminės paklausos komponentai, yra duota visuminė pasiūla. Reikia apskaičiuoti gryno eksporto vertę, kai kainų indeksas yra 128. Tai galbūt aš pereinu į kitą biškį režimą ir kartu mes galim greitai paspręsti, jeigu yra noro. Čia parašysiu atsakymai. Va, tai gryno eksporto vertė, ar matosi? Tai kiek čia bus? Taip, sūnelė. Tai man teina paleisti. Tuoj paleisiu. Gal čia porą ištrinsiu? Ar čia visiškai neaišku, ko aš čia klausiu? Turi? Jo, kainų indeksas yra, žiūrėkit, 128, grynasis eksportas, tai eksportas minus importas. Tai turėčiau rašyti ką? 6 minus 10, ne? 6 minus 10. Ir tada gaunu lygo. Lygo. Kodėl? Ta prasme. Lygo. Minus 4. Ženklas čia svarbus yra, ne? Čia kažkokie minus 4, turbūt milijardai eurų.
Gerai, tada apskaičiuokite bendrosios pusiausvyros produkcijos apimtį. Su tuo pačiu. Ne su tuo pačiu, meluoju. Apskritai, apskaičiuoti bendrosios pusiausvyros produkcijos apimtį. Ką čia reikia daryti? Tai visuminė paklausa turi būti lygi visuminiai pasiūlai. Jo, tai mums tada reikia susiskaičiuoti. O ko čia dar trūksta? Iki 53. Tai visuminę pasiūlą, tai žiūrėkit, visuminę pasiūlą mes turim, bet mes neturim visuminės paklausos visiškai. Aš čia gal net įdėsiu stulpelį vieną, kad būtų mums biški lengviau. Va čia va. Nes čia reikia paskaičiuoti. Mums neduota. Taip, aš tai irgi suprantu, kad reikia paskaičiuoti, bet tai aš tai iš čia esamų skaičių, tai visuminė paklausa 25, o tai kaip padaryti, kad būtų pusiausvyra? Tai nusibraižyt. Nu gerai. Ta prasme, šitoj situacijoje nėra pusiausvyros. Galimai. Nes čia, žiūrėk, 20 plus 4 bus 24, plus 5, 29, iš 29 minus atimu 4, iš 29 atimu 4, tai yra 25, ne? Taip. Yra, man atrodo, 41, kur yra. Jo, greičiausiai. Čia bus 22 plus 6, 28, 35, minus 2, tai bus 30. Čia jūs pagaunat visi, kaip aš skaičiuoju. Jo, žodžiu, čia labai paprasta, tik tai, jo, kad čia ne kiekvienoje eilutėje tą pusiausvyrą rasi jau kažkuris taškas. Jo, kažkuris, jo. Tai va, ir tada 24 plus 8 bus 32 ir 9 kem 1, tai čia bus kem 1. Tai va čia vat ir bus mūsų atsakymas. Ne? Toliau tingiu skaičiuoti. O pavyzdžiui, kam šitoje sąlygoje yra duotas kainų indeksas? Šiaip savo turbūt. Nu, čia iš esmės kainų lygį galima kainų, bet iš tikrųjų tai nežinau. Čia tiesiog kainų indeksas, vat su tokiu kažkokiu vienu duoda paskaičiuoti. Aišku, jeigu mes braižytume, mes turėtume turėti kainų lygį ir bendrą vidaus produktą. Tai tas bendras vidaus produktas, arba produkcijos apimtis, tai ir būtų pas mus 41 milijardas eurų. Nes čia atsakymas. Ta pusiausvyra. O tą kainų indeksą galima kaip kainų lygį imti, ne? Y-ašį. Taip paprastai taip niekas nedaro, bet aš tokią sąlygą radau. Sakykit, prašau, tai dabar mes turim apskaičiuoti pusiausvyros produkcijos apimtį, tai mes turim visuminę paklausą, matom tą eilutę, kur sutampa. Tai ta apimtis ir bus? Bet juk jeigu mes žiūrėkit, aš galvoju, kur čia man papiešti. Nebelabai čia yra vietos, bet jeigu va čia va mes turime average price level, vidutinis kainų lygis arba bendrasis kainų lygis, ne? O čia turime tą BVP realųjį, nu čia gal GDP rašysiu, jeigu angliškai, tai angliškai GDP. Tai žiūrėkit, čia iš esmės aš tai turiu kažkokį kainų lygį, čia 116, 120, 124, 128. Ir turiu kažkokią visuminę paklausą ir visuminę pasiūlą. Tai čiagi viskas pinigais ant šitos ašies realaus BVP eina. Ir čia va kas mums duota, va čia va šitie va visi dalykai, tai čia yra ne kas kita kaip milijardai eurų. Tai čia irgi yra pinigai. Tai ta apimtis, tai nebus 5 daiktai ar 9 daiktai, nes realusis BVP arba bendras vidaus produktas yra prekių arba paslaugų vertė. O vertė yra skaičiuojama pinigais. Ar aišku? Viskas aišku. Nu va, tai gerai. Biški pasišnekėjom, tada dabar trečias, apskaičiuoti kainų lygį, tai paklausa yra kem 9 milijardai eurų. Čia mums nieko skaičiuoti nepalaukit, gal ir biški reikia. Ar mes kem 9 kur nors gavom ar negavom? Paskaičiuokim čia 26, 10, 36, 47, plus 2, va čia va yra 49. Tai irgi mes, jeigu užsipildėm, aš gal ne geltonai rašysiu, nes čia, man atrodo, nieko nesimato, ne? Kokią nors tokią spalvą parinksiu.
Tai va, 49, tai tada 116. Nu, galim šitą, nes čia daugiau duomenų nėra, mes čia nieko negalim išskaičiuoti. Tai čia atsakymas tada pas mus bus 116. Va. Bet čia iš lentelės, aš tą lentelę į šitą puslapį irgi įdėsiu, kad būtų, palaukit, kad būtų aišku, iš kur aš čia skaičius traukiu. Turbūt nenusikopijavo. Ar mes dar nevėluojam? Ne, dar nevėluojam. Nu va, ir paskutinis tada. Nurodykite investicinių išlaidų vertę, kai visuomeninė paklausa yra 33, ne? Kaip investicinių išlaidų vertė yra 6 milijardai eurų. Nu, bet sutikit, čia toksai uždavinys yra, nu, toks, nu, labai primityvus, mano akimi žiūrint, tai toks biškiai apie nieką, bet sakau, aš tikrai nuoširdžiai, nu, nesu mačius tokių kažkokių suskaičiavimais, kad labai būtų kažkas iš visuomenės paklausos pasiūlos, čia, nu, nelabai tokių pasitaiko. Tai va. Yra tokios, tik aš dabar nerandu, kur pasidėjus, yra makroekonomikos pratybos, ten yra. Tai tokių Ten yra vaizdų galim. formulės, kaip BVP priklauso nuo investicijų ir taip toliau, ir ten yra uždavinių rimtų. Bet BVP. Jo, bet apie ekonomikos pusiausvyrą yra kalbama. Jo, bet tada mes galime jau su BVP, tai tikrai galim uždavinių surasti. Bet su visuomenė paklausa pasiūla, va, aš labai abejočiau. Nu, aš dar galėsiu Ne, bet ten ir kalbama apie potencialų BVP, reiškia, BVP. kai ekonomikos pusiausvyrą yra potencialiam tam pasiekti visišką užimtumą ir taip toliau. Nu, žodžiu, ten yra, sakau, tik dabar nepamenu nei autorius. Gal Aš turiu tokių knygų, bet aš irgi turiu visokių makro, bet man atrodo, mes čia nekankinkim tų vaikų ir neikim į nu, nežinau, aukštųjų mokyklų ten dalykus ir palikim ramybėj. Jo, nes jau universitetai neturės ką veikti, nes mes viską, žinokit, išmokysim tuos vaikus ir viskas. Ir tada galėsim eiti visi dar ir plus dėstytojauti, nes dėstytojų irgi trūksta. Tai, nu taip pat, tai piešiasi graži perspektyva, viską žinokit, aš baigiau pasirodymą šiandien, kokių turit klausimų. Nu, nesudėtinga čia, ką? Šiaip iš tikro nesudėtinga. Jeigu taip dar aš turiu 3 minutės reziumuoti, tai su visuomenė paklausa yra iš esmės aišku, 4 komponentai, pokyčiai, jeigu komponentai keičiasi, paklausa keičiasi, ane? Su visuomenė pasiūla reikia skirti trumpo laikotarpio ir ilgo laikotarpio. Trumpo laikotarpio visuomenė pasiūla nesudėtingas dalykas, o ilgam laikotarpį reikia atsiminti 2 požiūrius. Monetaristai neoklasikai arba nuostabusis Keynesas. Daivos žaviausias vyriškis po Strelkūno. Tai, nu tai va, tai ir iš tikrųjų nieko, nu ir sakau, monetaristai neoklasikai turi požiūrį, kad ekonomika visada veikia visiško užimtumo sąlygom, o Keynesas biški turi tokį, mano galva, tokį žemiškesnį požiūrį. Jisai supranta, kad būna biški ekonomikoje ir nuosmukiai, ir pakilimai, ir visko ten būna tam gyvenime. Ir Keynesas, jisai, nu čia, bet jūs jau iš ekonomikos vėl istorijos, grįžtam į patį pirmą skyrių, ne, kur mokėt vaikus ir patys tam biški skaitėt. Tai yra internete, tikrai esat matę, kur Keynesas su šitu, nu viskas iškrito pavardė, kas nors gal atsimenat, nu, žodžiu. Hajeku. Jo, ne, ar tikrai su Hajeku, gal ir su, ne, man atrodo su nu gerai, nesvarbu, vienu žodžiu, ekonomikos repas, Keynesas įsiveskit angliškas, nuostabus, juokingas. Tai va ten monetaristų ir keynesistų požiūris iš esmės skiriasi, ne? Monetaristai sako, kad nėra ko lįsti ekonomika čia ilgų laikotarpį pati susireguliuoja, o Keynesas sako, kad ekonomiką reguliuoti reikia, viskas taškas. Tai čia tiek žinių šiandien. Tikrai Hajekas, nu gerai. Tai va, nu tai žodžiu, bet esmė tokia, iš tikrųjų čia yra paprasti dalykai ant 5 rankos pirštų sudedami. Ir dar atsiminti, kad yra infliacinis ir defliacinis tarpsniai, kuriuos galima pareguliuoti fiskalinėm ar monetariniam priemonėm. Viskas, iš ko mano
žinot, pasirodymo 1,5 valandos, tai yra net ne 5 minučių, o realiai 3, buvo 2,7, dabar 33 minučių santrauka. Viskas paprasta. Tai va, tai žinot, kaip nusiteiksim, aš galvoju, taip ir bus. Jeigu galvosim, kad ekonomika yra grožis ir gėris, tai taip ir bus. Ačiū. Ačiū tau. Ačiū, viso gero. Dėkui viso. Primenu kolegos, jeigu norit formulių VBE, rašykit Daivai laišką. Bet tikrai, nes ką nors galim pražioplinti. Gerai, parašykit. Gerai, gero dienos. Viso? Ačiū, viso gero. Čia truputį pavėlavau ir praleidau apie tokias čia formulės kalbas. Edgarai, jo, kalbėjom apie tai, kad asociacija kaip ir bando įkišti savo ilgą nosį ir padaryti, kad ir ekonomistai per čia kitais metais, per valstybinį brandos egzaminą turėtų formulyčių sąrašą. Kaip turi matematikai, fizikai, chemikai ten ir visi kiti. Aišku, ten matematikai turi, aš